Sveiki, draugužiai, čia aš Šarikas Gamer. Šiandien aš jums pristatau ginklų modą Minecrafto Forge 1.6.4. Ką norėjau pasakyti jums, draugai, kaip jį atsisiųsti, čia nekreipti vis tiek. Pirmiau reikia nueiti internetą, biškį salagais. Nueinate ten tikrą internetinį puslapį arba kitus videos pažiūrit. Va, čia nieko negalvokit. Va, jums internetinį puslapį. Žodžiu, va, matot čia internetinį puslapį. Na tai va, jūs nueitumėte šitą, va šitą. Parašykite ir jums, arba parašykite, ką nors paieškokit. Ir va, išmeta šitą internetinį puslapį. Tai va, jūs nueinat, va, matot, čia taip toliau, itemą į perskaitot, į taip toliau. Kai matot, gerai atrodo viskas, čia, na čia šiaip. Ir jūs spaudžiat download gun, kas man, tai, neskaitysiu, va, šitą instalerį. Ir jūs paspaudžiat vieną tokį failą, jums suekstraktina šitą į šitą ir jums. Jūs gaunate va šitą, paspaudžiate instalinti, jums installina. Paskui tada jums išmeta, išlaučykit Minecraftą. Ir tada reikia, palaukot, čia man nusikraus. Ir tada įjungiate ir, va, čia paspausiu play. Čia būtina turėti Forge, nes kitaip jums neišveš. Ir va taip ir pasiruošiam. Ir va. Pažlaučiams. Nu va, kaip matot, išmetė, viską išveža gerai, tai yra, nu, geros žinios. Ir dabar paspaudžiate į modus, pirmiau būna 3 modai, nu, šiaip 3. Dabar paskui, kai instaliuojam būna taip, jums išmeta šitą Minecraft Forge Pack, Forge Mode Loader, Minecraft Forge ir Gun Customization mod. Ir čia paspaudžiat atliktą, nueinat į, na, kad ir kokį čia, kad ir zombies vieną. Ir tada užjum, tai man turiu laučinti. Čia greitai. Va, ir nueinat į ir va, būna 2 puslapiai. Nueinat ir va, čia jūsų ginklai, čia MK, visi upgrade'ai, AK, sniperis, shotgunas, glokas, paprastas pistoletas, gokas automatinis, čia yra raketsvaidis, čia toks irgi, kaip panašiai, va čia mina ir va, jums išmeta viską. Tai va, aš norėjau vieną irgi išbandyti vieną, čia yra keli viteriai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 viteriai. Ir čia nustatysiu naktį ir mes jas bandysim pažaisti, pažiūrėsim, kaip tavo modas veikia. Tai va, tada parašom times set 14000. Va, jums jau išmeta iš karto naktį. Tai va, tada, kad ir išbandyti, norėčiau geriau išbandyti, nueinu kokį pilvą, kad ir bet kokį pasiimu. Kad ir aš pasiemu shotguną, ten kokį MK gerą, žiau geriausią, kokį nors jau. Ir nueinam ir va, ant pačios pradžios būna šoviniai. Tai jūs pasiemat, čia zombiai duris daužo, nekreipkite dėmesio. Ir va, pasiemat šovinių, čia prisimėtom. Ir čia bus kaip šoviniai šiandien. Gerai. Baikit daužykam duris. Va, ir šovinį prisimėčiau. Toliau būtų koks nors ten negala. Va, ten yra knaifas ten, bet ten iš karto paskui nėra galingas. Ir kad kokius ten, kad ir metalinius šarvus, ir ten sudėti reikės. Sudedam. Pasimsiu viterio galvą. Ir uždėsim, pradėsim žaidimą. Va, ir yra. Bičiau, kad tik išmes galą. Va, ir jums va, oh my fuck. Biški sunku, aišku. Ir va, jums čia va prašo modas, džiaukitės. Oh my god.
Biški su meno interfais, nekreipki dėmesio. Tik nežiūrėk atgal, oh my fuck. Tai matot, žiūri, ginklai yra galingi. Kur jis yra? Ne. Viskas. Ne. Oh my god. Biškai nematau čia papagmės. Va. Dabar nueisime, kad ir įgymą trumpam pasimsiu pošiną. Šitą pasimsiu. Yes, dabar geriau. Na žodžiu. Na dabar biškai bėga. Oh my god. Va, jau vieną baigiam užmušti. O, užmušiau. Jau užmuštas sienas, dabar pasimsim šitą. O, Iron Man. Kaip matot, ginklų mods žiauriai geras. Oh my fuck. Atsiprašau biškai, bet... Oh my god, fast reloading. Bet kaip matot, čia šoviniai baigėsi ir... Oh my god. O, kaip pat. Yeah, nudėjau. Tai kaip matot, ginklų mano žiauriai geras, atsiprašau, biškai, reikės užmušti. Oh my god. Fuck. Nieko tokio. Žodžiu, kaip matot, draugažiai, šitas modas veikia, viskas ok. Išveža, gerai, kad išveža. Jūs kaip matot, visas įdomu žiauriai. Tai pasidėtis, užmuštus, nekenčiu šį. Prisipažinsiu, vis ir žiauriai nekenčiu. Sena viską pabaigiam. Gerai, pabaigiam juos. Va, kaip dėjau. Matot, va, draugužiai, va, šitas ginklo modas žiauriai geras. Ir kaip jūs matote, jis veikia, viskas 100%. Ir va, net Endermaną patį galite užmušt. Dabar bus 10. Jo, taip išeina. Ir mes dabar biški padėsim pertraukėlę. Ir tai susitiksime, nežilgo. Tai va, draugužiai, mes jau sugrįžom. Tai va, aš jums norėjau parodyti. Va, yra visi daiktai. Na tai va, tada mes pradėtumėm. Šiuo yra 5 darbastaliai, yra visi skirtingi. Šitas būtų weapon box, beveik vienodi. Čia toliau būtų apkaba, taip toliau mag box. Čia būtų bullet box, čia gamini šovinius. Čia būtų apkaba ir šoviniai visokie gaminti. Ir čia yra upgrade'ai. Visi upgrade'ai. Tai va, čia yra 5 darbastaliai, na ir va. Tai būtų šito viso pistoleto būtų šitas šoviniai. Va ir visi šitie šoviniai. Jo, taip ir išeina. Jie yra visi skirtingi, nors jie panašus, bet jie yra skirti ginklui. Kiekvienam iš eilės. Tai pirmas būtų tas pistoletas, pats pirmas. Tai jis šaudytų paprastai, jeigu be upgrade'ais taip šaudytų. Jeigu su skaupais, jų ten daugiau, žodžiu, upgrade'ai daug, jų ten visi upgrade'ai, taip toliau. Na, toliau kitas pistoletas būtų Glockas. Ir jis šaudo automatiškai.
Jo, jis yra žiauriai geras ir labai. Čia toliau būtų MK, nes šaudo automatiškai, irgi taikosi taip pat ir blokas. Tai va, jie šaudo vienodai, kad šitas yra žymiai galingesnis. Na, toliau AK. Nu, AK tai būtų taip, šaudytų va taip, ir yra visai geras ginklas. Na, toliau būtų sniperis. Sniperis žiauriai geras, šiaip tai jis neturi dabar skaupą, bet jis yra sniperis, su skaupa nes yra geriausias. O jau su tais, aišku, ilgai tai trunka. Toliau būtų shotgunas. Kaip matėte, nes žiauriai geras, greitai sutaiso, pabando pataikyti langą. Šiaip tai vadžiu langą pataikyti. Pavyzdžiui, kad ir su sniperiu pačiu geriausiu laikėme, taip pat čia apačiai, kaip matot, pats geriausias sniperis. Taip va, taip, simkime, tai žiūrėkit, matot, viskas yra. Tai va, jis šaudo puikiai, kaip matot. Čia labai jau turiu toliau. Šitą turėjau langą pataikyti. Jo, šitai langus išnaikina. Šiaip tai, jeigu šaudote, čia nebėgsim greitai. Jeigu šitai šaudote į langus, šiaip tai, jei nežinote, tai dar šitie ginklai išnaikina langus. Jo, prakirta langus ir taip toliau. Tai va, dabar nueisim vėl prie daiktų. Na, ir dar šiandien viskas. Kaip išeina. Toliau būtų, peilis, tai, kaip paprastas, bet jis nėra labai galingas. Jis yra, kaip knaifas, kaip MCS, pavyzdžiui. Gerai, tai visus ginklus nusilenktumėm į galą. Na, toliau būtų raketvaidis. Nes iki geras. Jie yra, kaip išeina, geriausias ginklas man beveik. Jis nėra pas geriausias. Jo, tai nueitumėm, pažiūrėtumėm, kaip jis veikia. Tai nueisime ir va, pavyzdžiui, šitas. Ir labai daug ištaško ir visko. Toliau būtų, šitas rocket launcheris. Anas yra, kaip visi. Tai jis ten skriedo. Va, jis krenta. Biški baginas. Va, išprogdino gal galiausiai. O čia tai va. Taško, ne pats geriausias. Jis nelabai toks galingas, bet jis irgi taško. Toliau yra ginklas, toks pats. Jo yra čia šalimo. Va, yra nas žiauriai geras. Va, pavyzdžiui, va. Jis kaip granatsvaidis išeina. Va. Čia jis turi sudėti. Va, kaip matot, bomba. Irgi normaliai ištaško, kaip matote. Na ir toliau būtų paskutinis ginklas, tai yra mina. Mina tai šiaip tai kaip yra skirta kaip padedi, anas sprogs. Tokiai, kaip išeina, padedi ant žemės ir ta pati mina ir susprogs, tai ir taip toliau. Tai va, galima išbandyti, čia labai gerai zombiams, taip toliau. Va. Šitą miną ištaško tik tiek blokų, šiaip taip, bet šiaip tai, pavyzdžiui, kaip ir smėlį 4 blokus išnaikina, taip toliau. Šitas daiktas labai gerai, pavyzdžiui, pažiūrėtumėm, kaip reikia skraidyti. Matot, kaip skraidau. Čia žiauriai gerai skraido, man. Arba, pavyzdžiui, ateitų čia kokie zombiai, gali išbandyti. Nes tiesiog į viršų išneša, pavyzdžiui. Jeigu kuo daugiau minų pridedat, to labiau sproginėjo. Pavyzdžiui, kad... Oh my god, netyčia susprogdinau. Oi, netyčia sudarė. Tai va, kaip norėjau parodyti, va, tai toks ir video. Va, čia, va, negalime susinstaliuoti, čia netaip. Tai va, kaip parodžiau, draugai, kad kaip tas ginklo modas atrodo.
Tai ačiū, kad žiūrėjote, prenumeruokite, laikykit, komentuokit. Jeigu nežinot, jeigu nepavyks, padėsiu, tikrai galiu padėsiu, pagalbą tikrai padėsiu, jeigu klausinėsite. Tai jo, tada ačiū draugai už žiūrėjimą ir viso iki.